Šią pamoką mokysimės spręsti lygtis, kurių nežinomasis yra vienas dėmuo. Labai svarbu, kad suvoktumėte, kaip veiksmo komponentai susiję su rezultatu ir išmoktumėte parašyti lygties sprendimą. Iki šiol nežinomą dėmenį ieškodavome spėjimo būdu. Taigi, nežinomą dėmenį žymėdavome langeliu ir tame langelyje spėdavome, kad prie 10 pridėti 10 yra 20. Nuo šiol dėmuo, nežinomas dėmuo pažymimas ne tuščiu langeliu, o bet kuria abėcėlės raide A, B, C, bet dažniausiai X, kuri žymima šitaip. Lygybė su taip pažymėtu dėmeniu bus vadinama lygtimi. Labai svarbu išmokti taisyklingai užrašyti lygties sprendimą. Panagrinėsime kelis pavyzdžius. Tokia lygtis x plus 30 lygų 100. Tai yra lygtis. Pabraukim ją. Toliau seks jos sprendimas. Norint rasti nežinomą dėmenį, reikia iš sumos atimti žinomą dėmenį. Rašome x lygų iš sumos atimam žinomą dėmenį, tai yra 30. Ir gauname atėmę atsakymą, kad x lygų 70. Gerai įsidėmėkite, kaip yra užrašomas lygties sprendimas. Labai svarbu yra išsprendus pasitikrinti. Dabar vietoj x rašome jo reikšmę. Tai yra 70 plus 30 lygų, suskaičiuojame 100, išsprendėme teisingai. Nežinomas dėmuo gali būti tiek pirmas, tiek antras dėmuo. Panagrinėsime dar vieną pavyzdį. 30 plus x lygų 100. Taip, vėl rašome x lygų iš sumos atimam žinomą dėmenį ir gauname, kad x lygų 70. Vėl pasitikrinkime. 30 plus ir rašom gautą atsakymą 70 lygų 100. Sėkmės sprendžiant lygtis.